Labas rytas, sakau visiems belaukiantiems švenčių. Kaip bebūtų, šventės nenumaldomai artėja ir visi jau pradedame sukti galvas, kaipgi mums paruošti šventinį stalą. O koks šventinis stalas be nuostabių desertų? Tačiau nuostabūs desertai užima tikrai nemažai laiko. Todėl šiandieną aš vėlgi jums pagelbėsiu ir duosiu puikų patarimą, kaip pasigaminti nuostabų patiekalą, saldų patiekalą. O gaminsime mes tiramisu pyragą. Tačiau vietoj to, kad sugaištumėme daug laiko ir išleisime daug pinigų, mes padarysime greitąją versiją. Mums reikės maskarponės sūrio, šokolado, kiaušinio, medolėlių, šiek tiek jogurto, romo arba romo esencijos ir be abejo cukraus. O greitojo tiramisu gamybą aš pradėsiu nuo to, kad reikia atskirti kiaušinio baltymą nuo trynio. Kruopščiai atskirsiu juos. Baltymą naudosiu šiek tiek vėliau. Trynį ir maskarponės sūrį išplaksiu dabar. Taigi ištrinkime sūrį ir trynį, tol kol pajausime, jog pasidarė vientisa masė. Tada supilsime jogurtą. Išplakime iki vientisos masės. Kai įsitikinome, kad išplakėme labai gerai ir ten nėra jokių nei gumulėlių, nei krislelių, tada mes galime imti baltymą. Taigi plakame iki kol pasidarys standžios putos, tačiau ne per sausos. Štai taip turi atrodyti baltymai. Jie turi būti itin standūs. Supilsiu cukrų ir labai atsargiai viską permaišysiu. Šiaip šiam patiekalui yra naudojama espreso kava, tačiau jeigu neturite namuose kavos aparato, galite puikiai pasigaminti labai stiprią kavą. Aš ją jau pasigaminau ir dabar supilsiu į lėkštę. Įpilsiu vieną šlakelį romo esencijos, nes tiramisu be romo tai yra ne tiramisu. Ir pamerksiu sausainėlius štai čia. Per tą laiką, kol meduoliukai mirksta, mes sumaišysime baltymą su mūsų prieš tai paruoštu kiaušinio tryniu su maskarponės sūriu. Sumaišome maskarponės sūrį su baltymais. Sausainėlius šiek tiek apversiu, kad jie geriau įsigertų kavos ir romo mišinio. O dabar dedame mišinį į desertinį stiklą. Dabar paimsime pirštelius. Ir paimsime juodojo šokolado, kurį panaudosime deserto papuošimui. Prieš pateikdami desertą jį gerai atšaldykite. Desertas kainuos tikrai nedaugiau negu 2 litai vienam žmogui. Tai yra tikrai labai nedaug. O aš dar noriu jums priminti, jog vis dar tęsiasi mano paskelbtas konkursas, kuriame jūs dalyvaujate, siųsdami man savo genialius, originalius receptus, susidedančius iš 12 ingredientų. Ir tokiu būdu kaunatės dėl prizo, kurį įsteigė Soros International House, o tai yra anglų kalbos tobulinimo kursai, kurie truks apytiksliai 40 valandų žiemos semestrui. Tai yra labai puiku, tad tikrai laukiu jūsų receptų. O dabar palinkėsiu jums gero apetito, atsisveikinsiu, iki susitikimo rytoj rytą.